Aukso vertės patarimai nusiraminimui ir sulėtėjimui. Skubi? Ar dažnai tai vyksta? Spėju, stresas jau visai draugelis pasidaręs nuo nuolatinio lėkimo. Atrodo, kad masiškai žmonės dabar jungia režimą greičiau. Nors COVID iš tiesų norisi, kad lėčiau būtų, bet neišeis. Tikrai neišeis, jei sąmoningumas tūno šiukšlinėje. Kaip iš ten išsitraukti? Dalinuosi nestandartiniais, bet paprastais žingsniais, kas man ir mano klientams savo laiku padėjo sulėtėti ir atgauti daugiau proto ramybės. Visų pirma, valgyk be krabų. Kai ir taip esam bombarduojami nuolatinės info gausos, tai galėtų būti atokvėpis ir susikalibravimas. O dar ir maistą geriau sukramtytum, geriau suvirškintų ir vėliau neerzintų įvairūs diskomfortai pilve. Antra, iš tos pačios operos. Nustok neštis telefoną į tūliką. Taip, tikrai gali 5 minutės be jo praleisti ir tiesiog pamastyti. Nimsi nustebti, kiek gerų minčių per tą laiką gali ateiti iš vidaus. Trečia, apsaugoti kalendorijoje laiką, kur niekas nesuplanuota. Nes to nepadarius, dienotvarkė pati padiktos dalykų, kurių neplanavai, o įterpti nebus kur. Dar geriau, kad tą laiką paskirtum mąstymui, meditacijai, o gal pasivaikščiojimui. Įdomus tyrimas buvo atliktas. Kortizolis drastiškai mažesnis buvo tų žmonių, kurie 3 kart per savaitę vaikščiojo žalesnėje aplinkoje. Pavyzdžiui, parke po 20 minučių. Reikia tik tiek nedaug. Beje, tyrimo reikalavimas buvo tiesiog vaikščioti. Jokių ausinukų, jokių telefonų. Ir tai suveikia magiškai. Kokių būdų nusiraminti ir sulėtėti tu esi atradęs? Kažkam labai padėtų, jei pasidalintum komentare. Ačiū.